Šiam žodžiui lietuvių kalboje turime tiek sinonimų, kad mažai nepasirodys. Žali, lituokliai, babkės, fanera, štangos, litovsai. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. O dar jeigu jų yra tiek, kad algai atvežti reikia kamazo, vadinasi iš viso gerai. Jeigu jūs kažką skaniai valgote, ar jei jūsų nervai silpni, rekomenduoju pasitraukti nuo ekrano, kol dar nevėlu. Kadangi pinigų kartoje skaičiuojame didžiausius lietuviškus atlyginimus. Ir kągi mes suskaičiavome, Ramūne? Didžiausias mėnesio atlyginimas pernai Lietuvoje siekė 186 tūkstančius litų, o jį gavo energetikos sektoriuje dirbantis asmuo. Tai yra 88 kartus didesnė suma nei vidutinis Lietuvoje mokamas atlyginimas, kuris šiuo metu siekia 2107 litus. Tokius milžiniškus atlygius Lietuvoje gauna netaip jau ir mažai žmonių. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis pernai nuo 10 iki 100 tūkstančių litų uždirbo daugiau kaip 6 tūkstančiai samdomų darbuotojų. Kadangi lietuviui nėra didesnio malonumo kaip skaičiuoti svetimus pinigus, nusprendėme parengti gidą. Kas, kiek ir kodėl uždirba tokias milžiniškas sumas. Galbūt ne tik patenkinsime jūsų smalsumą, bet ir padėsime parduoti save brangiau. Tai kasgi uždirba dešimtis ar šimtus tūkstančių litų kas mėnesį? Taip, tikrai didelės algas gauna tik tai įmonių vadovai. Ir jeigu imtumėm didelę įmonę, kur dirba šimtai darbuotojų, ar tai būtų bankas, ar prekybos, ar gamybos įmonė, tai atotrūkis tarp pagrindinio įmonės vadovo ir darbuotojų, kurie dirba žemesnėje grandyje, jisai bus tikrai didelis. Kalbant apie sektorius, tai aišku, tai yra, galim kalbėti ir apie naftos pramonę, naftos prekybos įmonės, mes galime minėti ir farmacinės kompanijas, turbūt kai kurias, bet irgi ne visas, mažmeninės prekybos ir didmeninės turbūt taip pat. Tai yra, gali būti tinklai kažkokie prekybos, tai gali būti įmonės kaip gamintojas kažkokio galbūt alkoholinių gėrimų ar greito apyvartumo prekių. Tiek finansinės organizacijos, tiek telekomunikaciniai tinklai, tiek energetikos tinklai, tai yra didžiųjų tinklų, prekybiniai tinklai, tai yra tos tinklinės organizacijos, kuriams reikalingas ne tik profesinių žinių, bet ir didžiuliai, sakykime, vadybinių sprendimų priėmimo atsakomybė, kaip suformuluoti, kad tų žmonių priimami sprendimai iš tiesų lemia pakankamai daug, ne tik, sakykime, savo įmonės mastu, bet ir viso verslo sektoriaus mastu dažnai. Tai aš galbūt taip grubiai tariant įvardinau tuos sektorius, kur gali, sakykime, atsirasti tokie, sakykime, išskirtiniai dideli skaičiai aukščiausio lygmens vadovo atlyginimus. Išvada. Norite didelės algos? Taikykite į vadovaujantį postą. Tačiau dabar sukils visi direktoriai, esą jie tokių pinigų negauna. Kai kalbame apie didžiausias algas, tai dažniausiai mes kalbame apie didelių įmonių vadovus. Kai iš tikrųjų yra ir 10 tūkstantinės, kai kur turbūt ir siekia 100 tūkstantinės algas per mėnesį. Tokie darbuotojai, kurie uždirba 10 kartų daugiau nei vidutinis Lietuvoje mokamas atlyginimas, vadinami savotiškomis darbo rinkos žvaigždėmis, o eilinių dirbančių akimis yra tarsi išrinktieji. Tačiau ką jie iš tiesų nuveikia įmonės labui, aiškiai įvardyti dažnai net neįmanoma. Kai kalbam apie tas žvaigždės arba aukščiausio lygio žmonės, aišku, kad jiems moka už tam tikrą buvimą tuo, ko jie yra. Už tam tikrą vardą ir galiausiai, kaip sakau, dalis, turbūt neaišku kokia atlygio dalis, jiems tenka už tai, kad jie atstovauja įmonę. Praktiškai kiek tos galios sutelkiama vieno žmogaus rankose, realiai tas atlyginimas ir koreliuoja būtent su tuo galios sutelkimu, nepriklausomai nuo to, galbūt koks yra tas pareiginis aprašymas ar koks yra ten galbūt jo tikėtinų įgaliojimų matas, bet taip, tai turėtų būti žmonės, kurie sugeba toj veiklos srity užsitarnauti, sakykime, didelę įtaką. Tai yra veiklos srity praktiškai verslo sektoriaus mastu. Tai gali būti tas variantas, kai jie žino kažką, ko nežino kiti, pažįsta kažką, ko nežino kiti, bet visą laiką aš manau, kad versle, kur viskas yra daugiau mažiau, ne 100%, bet yra pasveriama ir pamatuojama, bet kokia sumokėta suma jinai turi atsipirkti.
jinai turi atnešti tos grąžos. Nes tai, jeigu žiūrėtumėm į algą kaip į investiciją, jinai irgi turi turėti tą teigiamą investicinę grąžą. Vadinasi, svajonių algą galima gauti vien už vardą ar susikurtą įvaizdį. Tai tokie pastovesni, dideli atlyginimai yra to vadybininkų žiedo, jų skaičius yra ribotas, jie turi tokį vadinamą simbolinį kapitalą, jie yra tiesiog žinomi ir jų vardas patraukia, tarkim, investuotojus arba akcininkus, nuramina juos, kad įmonėje susitvarkys, žinoma, tai įvertinti jo veiklos rezultatus yra labai sunku. Bet niekas nemoka tokių pinigų šiaip savo. Tas žmogus jisai turi būti kažko vertas. Žinoma, kad be kompetencijos sunku būtų susikurti ir įvaizdį. Negalima sakyti, kad tai vienas kitam prieštarauja, bet problema tik tai ta, kad pamatuoti, kiek naudinga tos kompetencijos, tarkim, tam kolektyvui, kuriam yra vadovaujama, tai įmoniai yra labai sunku arba net neįmanoma ir todėl tenka tiesiog pasikliauti. Ko gero, ne vienam išgirdus apie 50 ar 100 tūkstančių litų atlyginimą atvimpa žandikaulis. Ir tik po to kyla mintis, kaip susirasti kompaniją, kuri nepagailėtų tokio atlyginimo. Tačiau ar kada susimastėte, kad milžiniška alga gali būti taupios įmonės ženklas? Na, imkime šias marketinginės išlaidas, kiek mums reikėtų išleisti tam, kad mes pasiektumėm tokią auditoriją ir sukurtumėm tokį įvaizdį. Tai būtų tikrai milžiniška kompanija. O čia mes turime žmogų, vieną, iš tiesų, ar keli žmonės, kurie kuria tą vertę. Ir klausimas iš tiesų, kiek įmonė realiai sutaupo pinigų, turėdami tokį žmogų, kuris praktiškai atlieka visos didelės reklaminės kampanijos akciją ir metai iš metų. Ne tiesiog, reiškia, mėnesį 2, o metai iš metų. Tas žmogus gali net galiausiai išeiti iš tos kompanijos ir vėliau vis tiek jo vardas siejamas su ankstesne darboviete. Ką tai reiškia? Tai yra milžiniškas prisirišimas. Ne? Ir tada kelti klausimą, ar tas žmogus vertas tų pinigų ar ne, ar tai yra padorus atlyginimas, ar jis tiesiog neadekvatus yra. Gera pastaba. Ar padoru Lietuvoje uždirbti 30, 40 ar 100 tūkstančių litų per mėnesį, kai aplink siaučia krizė ir sklinda aimanos, kaip sunku susimokėti už šildymą? Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Ką reiškia padorus atlyginimas? Kiekvienas verslininkas, jisai mokėdamas atlygį darbuotojui, jisai dalinasi savo potencialiu pelnu. Tai nei vienas verslininkas jisai nenorės atiduoti pinigų, jeigu jis nemato vertės. Ir šitoje vietoje padaru, nepadaru, tai mūsų, taip sakykime, žmogiška reakcija, žiūrėk, kiek uždirba, net nepadaru, ką reiškia nepadaru. Jeigu kažkas moka tokį atlygį ir mano, kad tai yra verta, viskas, tai yra padaru. Tokie atlyginimai, Lietuvoje atrodo, biški kebliai, nes mes turime ir taip, lyginant su ES šalim, vieną didžiausių pajamų nelygybių. Reiškia, kvintiliniai tie santykiai, vadinamasi 20% turtingiausių, lyginant su 20% skurdžiausių, pas mus daugiau kaip 6 kartus daugiau didesnės gauna pajamas negu skurdžiausi. Ir tas dažniausiai vertinimas yra toksai žmogiškas, atrodo nepadaru. Ir ką tai reiškia? Tai nieko nereiškia. Iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad tai nėra ta kategorija, kurią mes galėtumėm operuoti ir apskritai, apie ką reikėtų šnekėti. Padaru, nepadaru.